Badauskai vėl jungiasi prie mano laido. Apkrova matosi yra trifazė elektra ir matosi, kas dedasi. Šaldytuvas buvo 149 jau vatai. Pradėjau draskyti variklį. Pajungiau upsą, kad matytume, kas vyksta. Badauskai toliau kontroliuoja mūsų laidą. Pirma fazė. Suka elektrą atgal, elektros laidas yra siurblinės teritorijoje, valymo įrenginių teritorijoje. Ten Badauskas 2 kartus pagautas. Policija ignoruoja, suignoruoja. Tai yra tyčinis ignoravimas nusikaltimo. Ir greičiausiai yra sumokėti dideli pinigai. Kad ESO klastojo dokumentus, tai yra faktas, nes parsiuntė už 2009 metus neteisingus dokumentų rodmenis. Tai yra dokumentų klastojimas. Ar be ESO, ar be Badausko nesilaužusi serverį šitai padarė. Šitai Badauskai valdo laidą. Visus įrašus jie trina iš failų ir aš kiek įrašinėjau, nei vienas pareigūnas iki šiol negavo nei vieno įrašo, nes parodžius, kiek kartų buvo išsiųsta, jie nė kartų nebuvo gavę. Tai dar ir kartą įrodo, kad Badauskai perima net policijos pareigūnų laiškus, nes automatiškai pareigūnai pasakė, aš turėjau gauti visus automatinius atsakymus. Nei iš pasitikėjimų lentynos, nei iš Igničiaus, iš niekur nebuvo gauti nei vienas atsakymas iki šiol. Badauskai toliau valdo, suka elektrą atgal, dėl to man pareina 1000 kWh suvartojimai ir šimtais moku už elektrą jau. Tie patys daiktai negali skirtingai rodyti elektros suvartojimą.